Sveiki visi. Šiandien aš jūs supažindinsiu su naujom arba nenaujom naujais redaktoriais, nemokamais redaktoriais. Tai bus Desgo.com. Tai jis turi prieigą prie Flux modelio. Pavyzdžiui, jeigu jūs čia paspausit tekstų image, tai čia jums duos pasirinkti daug įvairių modelių, vat kaip čia matot, čia yra ir SD Stable Diffusion 1.5, XL irgi yra, bet vat šitas tekstų image XL, tai va čia irgi duoda persijungti į XL Lighting XL, bet mes pasirinkam, pavyzdžiui, Flux. Taip, ir accountą darom free. Jeigu padarysim taip, tai mums sakys, nu, tu turi mokėti pinigus už tai, tipo. O jeigu mes persijungiam į free, pas mus vat, nusiema tik šitą funkciją, o šitą funkciją mums reikalinga, kiek mes imidžių iš karto galim pasidaryti, bet mums tai nemanau, kad tai gali būti svarbu, tai tiesiog paimam ir persijungiam čia į free. Nu ir dabar, pavyzdžiui, apie galimybės. Nu, aš paimsiu, vat, padarysiu portrait. Čia more options, tai čia galima seedą įkalt. Čia irgi va tos stepsus limituoja, kiek pavyzdžiui, tų stepsų reikalinga, kad sugeneruoti geriau imidžą. Pavyzdžiui, 20 arba 50, taip, tai va, seedas reikalingas seed number, tai čia yra kodas paveiksliuko. Gal po to paaiškinsiu jums, kas tai yra seedas, gal ant šito kaip tik pavyzdžio. Dabar aš paimsiu, pavyzdžiui, sugeneruosiu woman in green jacket, tai gal būna blue hairs. Čia ištaisys. Dar duosiu European woman. Čia galima režimą ir transparent padaryti, bet kol kas mums to nereikia. Nu ir dabar mes pradedam savo generaciją. Pasirinkę va Flux modelį, spaudžiam Run. Nu ir pradeda jis generuoti vaizdą. Šiek tiek, aišku, tai užtrunka, meta mums va generacijos. Nu va, mes gavom tą generaciją. Ir kaip matot, jeigu taip, iš pirmo karto ir nemokamai, tai čia yra visai neblogai. Čia yra dar funkcijos, kaip matot, image to image, upscale, in painting from text. Nu, pavyzdžiui, aš pabandysiu in painting from text padaryti. Tai dar tiesiog pažiūrėti, kokias galimybės mes čia galim. Pavyzdžiui, išsaugau aš šitą modelį. Taip, dabar, taip, dėl seedo, va. Žiūrėkit, seedas. Jeigu aš dabar paimsiu, išsaugosiu šitą seedą, pavyzdžiui, sukursiu naują tekst dokumentą ir čia įkalsiu tą seedą, taip, kad atsimintų. Va, nu, dabar įeinam ir pageneruojam vėl. Tikiuosi, ar teisingai tą seedą nukopiau. Dabar va, Run dar kartą. Nu ir va, matot, sugeneravo kitą moterį, taip. Bet jeigu mes panaudosim dabar va šitą seedą,
Taip, tai mes, man atrodo, gausim tą patį moterį, kurį ir turėjom. Ran. Žiūrim. Va, matot? Gavom tą patį moterį, kurį turėjom. Šiaip aš buvau ją, atrodo, išsaugojus. Nu gerai, pabandom kokią funkciją in painting from text. Įdomu, taip? Paimam in painting from text. Paimu šitą moterį, taip. Ir pavyzdžiui, čia yra visokie in painto modeliai. Va, pavyzdžiui, paimsiu Realistic Vision, jis labai geras in paintingo modelis, matot 5,1. Taip. Ir dabar mums va riboja countą, more options, tai čia rašo tos visus, kaip sakant, negative promptus, ko neturėtų būti, vat matot, poorly drawn hands, poorly drawn feet ir taip toliau. Čia reguliatorius ant kiek stipriai pasikeis vaizdas, čia sampleris duotas, vat, kas gerai, kad duoti ir sampleriai. Pavyzdžiui, paimsiu ir persijungsiu į Euler, vat, tegul būna, kad biški švelnesnė tokia. Dabar, ką maskę noriu pakeisti, gal eyes, tegul eyes. Taip, prompt green eyes. Oi, ką aš čia padariau. Atsiprašau, taip. Eyes. Taip, green eyes. Geriau, kad iš vis matyt, geriau pasidarom taip, geriau face. Padarom face ir young, parašysim young, European woman face. Čia maskę mes paprašėm, kad maskę uždėtų, uždėtų ant šito veido tekstiniu būdu ir dabar mes paprašėm, kad pas mus būtų young woman, dar užrašysim gal 22 jo, kad būtų va, European woman face. Nu ir tegul būna 7, nežeminam nieko nedarom, darom run. Palaukiam. Nu, matot, jį pakeitė veidą į jaunesnį moterį, taip. Dabar galim vėl šitą imidžą parsisiųst ir pažiūrėti, kaip veikia įdomu upscale'as čia. Ant kiek jis geresnis, ant kiek jis nemokamai duoda kokybę upscalint. Čia buvo more options, pasirinkti PNG. Bet nieko, dabar žiūrim. Nu va, upscalino. Jo, bet upscalino su defektais. Jeigu mes tada paimsim tos detektus, pavyzdžiui, išsaugosim, taip, ir parodysiu aš jums biškį kitą tokią nemokamą, pusiau nemokamą generatorių, Crea AI, ir čia galima, jis turi gerą upscalerį, pavyzdžiui, jis va, matot, irgi duoda fluxą išbandyti. Dabar flux visur taip prominasi, kad va, enhance
image ir vat įdėsiu vat šitą moterį taip, kad jis man padarytų upscale. Galima čia būna aprašyti, bet, nu, aš dabar be aprašymo viską tiesiog paspaudžiu enhance. Nu tai va dabar matot, dabar darosi enhances, nu jis ne taip ilgai tai daro, po to taip, pasižiūrim, dar nepriėjom prie to, gerai. Bet žinokit apie vat Desgo. Desgo duodavo tai išbandyti nemokamai Flux modelį. Matai, matot, Flux free. Galite ir Excel modelį, Excel, Lighting modelį. Va, čia yra Control Text to Image, Image to Image netgi. Galite išbandyti visos šitos funkcijos nemokamai Desgo puslapyje. Taip, dabar aš noriu pažiūrėti, va, dabar pažiūrėkit, kaip upscalino Krea, matot, labai didelis skirtumas, ne, kaip buvo ir kaip padarė Krea. Krea daro kažkiek, turi nemokamų kreditų, kad galima, nu, upscalintis, generuoti video čia, irgi daug yra visokių niuansų. Tai aš jau downloadinu. O dabar norėčiau dar jums parodyti dar geresnį naujieną, kad būtent Desgo yra prijungtas prie Photopea. Photopea nemokamas kaip Photoshopo analogos redaktorius. Tai pavyzdžiui, aš paspaudžiu New Project ir paspaudžiu, vat, nu, rezoliuciją tokią HD tipo rezoliuciją, Full HD, darau Create. Taip, ir dabar žiūrėkit, kada mes einam į Windows, plugins, ir mums duoda instaliuoti Desgo Text to Image. Tai mes ką padarom, pas mane jau instaliuota, uninstall nedarau, padarot install ir po to grįžtat į Photopea tiesiog ir vat sukuriat, pavyzdžiui, vėl New Projectą, vėl Create ir pas jūs va čia atsiranda va toks va iškart redaktorius, kur jūs galit generuoti savo imidžius. Nu, dabar, pavyzdžiui, aš vėl pasirinksiu prie Fluxo ir pasirinksiu, pavyzdžiui, action sceną. Dar man reikia pasirinkti, kad būtų landscape, būtų taip. Action scena, detektyv running, o, kodėl nerašo, action scena, detektyv running with gun in his hands, pavyzdžiui, taip. Nu gerai, ir čia pasižiūrim, taip padarom landscape, transparento mums nereikia, padarom run. Pasižiūrim ir matot, pas mus yra va detektyvas, kuris va bėga dabar su ginklu.
galima jį padaryti download, galima padaryti tiesiog copy image ir tiesiog Ctrl V čia įsipaistint. Taip, atsiprašau, aš va, dabar galima jį ir judinti, ir transformuoti, kaip mes norim. Taip, transformuosim, pavyzdžiui, va taip, per visą ekraną, tarkim. Ir dabar padarysim kokią sceną ir pasirinksim jau transparent running bandit, pavyzdžiui. Ir va, aš pasirinkau transparent. Pas mane, tegul būna square tas ir aš padarau run. Running bandit pas mus gavosi nerealistinis, tai mes darom foto užrašysim, action scena, cinematic, pavyzdžiui, running bandit. Tai pabandom, kad jis būtų, gal biškį landscape'o irgi gal duosim, bet jis pas mus transparent, kaip matot, run. Ir va, jis padarė tokią mums bandytą, mes darom copy image, čia išjungiam, darom Ctrl V, turim ir antrą sluoksnį, va, matot, tai ir pas mus vat, bėga, čia nuo jo va, bandytas, galima vat, netgi paimti biškį tos sluoksnius, pajudinti, taip, man atrodo, o čia ar būtų funkcija in paint'o, aš nežinau, tarkim, kad paint funkcija būtent čia, pabandysim describe street, ar jis aprašys. Tiesiog čia bandymas. Aš nežinau, ar tiksliai tai gausis. Street. Ir mums nereikia transparent. Gerai, bandom. Ne, jis tada, matot, padarė savo street. Tiesiog tada aš einu į tą patį projektą ir tiesiog galiu padaryti tiesiog tokį triką, tiesiog pasiimti, pavyzdžiui, šitą vat vietą, šito imidžo ir tiesiog ją ištemti šiek tiek. Va, ištemsiu ir viskas, ir mes kaip ir turim, va, dabar pas mus bandytas taip bėga nuo policininko, gal netgi va taip galima padaryti, galim netgi jį išdidinti. Va, visai tokia action scena, matot, pas mus gaunasi. Tai va, tai galim padaryti, išnaudoti ir curves
pasižiūrėti, kad kaip pas mus tas pats images geriau atrodytų, kontrastą kažkokio dadėtume. Taip, dar galim dadėti hue saturation. Tai čia aš gal va tos tokios spalvos šiek tiek nuimčiau, kad tokia būtų dramatizmo. Va, prašau, naudokitės šiais neurotinklais, jie matot visiškai nemokamai ir kokias kompozicijas galima padaryti, kokius dizainus, pavyzdžiui, galima daryti. Tai linkiu jums tikrai pabandyti šitus neurotinklus. Tai yra va, Desgo, taip, ir Desgo, kurį galima instaliuoti Photopea. Ir aišku, Krea, kaip aš jums parodžiau, pažiūrėkit, kokias daro upscale'us nerealius. Ir dar daug ką Krea, pažiūrėkit, turit real time generation, turi video, turi ir generaciją imidžių, turi irgi va, Flux, aš kaip matau, ja, čia pasirinkimas dydžių, čia random prompt, jeigu, arba galima netgi va, surasti promptą. Tai pavyzdžiui, jeigu čia beautiful cat, tegul būna generate, pažiūrėsim, o jis ir čia va, pas mus visai gerai irgi dirba. Va, galima pasiimti kačiuką, pasiemam pavyzdžiui šitą, taip, ir galim iš karto, aš kaip suprantu, enhance padaryti, taip, taip neduoda, enhance, tik duoda taip, asset, generate, flux, gallery, kur mūsų galerį, va čia pricingas yra, kiek kainuoja, pavyzdžiui, tos generacijos nėra jis toks brangus, generate flux, nu dar kartą pabandom padaryti, palaukit, beautiful cat, va, tai mes norėjom paimti šitą. Jis va downloadinosi, paimam enhance, shapes, įmetam čia ir dar upscalinam ir pasižiūrėsim, ant kiek kokybė pagerės. 4 kartų čia, nu, ne visai duoda, 2 kartų užtenka, spaudžiu enhance, žiūrim. Nu va, dabar vat, laukiam, turėtų taip įvykti greičiau. Bet jūs supratote esmę, ne? Kad galit Desgo instaliuoti Photopea ir naudotis generuoti images, daryti kompozicijas, daryti dizainus su nemokama versija, kaip vadinama Photoshopo, taip. Tai va, kai Photoshopas irgi turi ten generacijas, taip, ir taip kogi turi ir generacijas Photopea. Nu va, žiūrėkit, kaip gražiai kačiukas buvo ir tapo. Va. Prašau, ant to baigiam. Viso gero, draugai. Ačiū, kad išklausėte mane. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą, prašau, pasirašykite ant jo, bus daugiau įvairių įdomių video. Viso gero, gražios dienos, iki.